Sveiki, sveiki. Čia aš Neringa, Etsy mentorė, pardavimų Etsy platformoje, mentorė ir lektorė. Ir šiandieną video apie Etsy kalėdas. Tai ar tos kalėdos yra topas Etsyje ir ką daryti, kai baigėsi kalėdos ar baigėsi kalėdos Etsyje, nes dabar įrašinėjau dabar gruodžio 20 diena, 19 diena. Ir turim savaitę prieš kalėdas ir iš esmės, ką aš jau girdžiu iš savo klienčių ir Etsy klube, kad pardavimai sustojo ir viskas, dabar reikės laukti kitų kalėdų. Bet žinia gera ta, kad kitos kalėdos irgi bus, 2024 metais bus taip pat kalėdos. Ir dar gera žinia ta, kad kalėdos prasideda sausio mėnesį. Etsyje prekybų kiekvienais metais. Tai ką noriu to pasakyti, tai kad pardavimai ir Etsy parduotuvė neturėtų būti statoma ant kalėdų. Jeigu turite tik kalėdinės prekes, tai iš esmės turite labai sezoninę prekybą ir esate bėdoje. Tai reikia tada galvoti, ką daryti kitų sezono metu, nes kalėdinė prekyba, kaip prekyba, klientai perkasi prasideda taip jau anksčiausiai apie rugsėjo pradžią. Jis įsiubuoja nuo spalio pradžios ir vidurio ir tada bumas, lapkričio pradžia vidurys, lapkričio gale dar bumas, bet jau mums Lietuvoje jau mažėja, kadangi, pavyzdžiui, amerikiečiai jau tada vengia pirkti iš Europos, nes yra rizika didelė, kad produktų nebegaus iki kalėdų. Ir ką matau iš tikrųjų tarp keletos klientų, kurių pardavimai labai sukilo ir tada gavusi tą užsakymo apdorojimo problema ir netgi Black Friday užsakymai dar šiai dienai nėra išsiųsti ir klientai negaus iki kalėdų. Tai čia tokia problemytė gana rimta. Tai ką noriu pasakyti, kita pusė metų nuo sausio iki maždaug sausis dar vyksta prekyba, tarp kitko mano, pavyzdžiui, tai pats geriausias mėnuo sausis visada būna su siūlais. N metų, kiek esu Etsyje, tai jau nuo vasario mažėja ir, sakykime, tada ką daryti iki to rugsėjo, ar ne, nes jeigu turite tik kalėdinės prekes, jeigu turite kitokią švenčių, sakykime, atributiką, tai tada nuo sausio vasario prasideda prekyba švenčių atributikai, kurios vyksta vasarą, pavyzdžiui, ir vestuvės, krikštynos, mergvakariai, honeymoon ir panašus dalykai, tai tada tikrai reikėtų pasižiūrėti į savo sortimentą, galbūt turėti dvi tokias didesnės ar ne dalis, viena daugiau kalėdos, Black Friday, Thanksgiving, šitie reikalai, ir kita dalis vasaros šventės, krikštynos vestuvės, gimtadieniai ir panašiai. Bet žiūrint į dabar šitą periodą, tai tikrai, kas turite pardavimus, tai reikia susiimti, kad kuo labiau geriau juos įvykdyti. Ir kad klientai gautų prekes kuo greičiau, o toliau jau žiūrėti, kaip savo prekybą pakreipti kitą linkmę. Bet tokių prekiautojų ir netgi mano tarpe, kurių produktai, prekės būtų tik išskirtinai kalėdiniai, yra gal bent jau aš 2 žinau. Aišku, jų daug daugiau yra ir Lietuvoje, bet aš arčiausiai mane, sakykime, iš mano klientų ir Etsy klubo 2 tiksliai žinau ir berods 2. Tai bet ten irgi pakankamai naujos parduotuvės Etsy yra, tai aš manau tą klausimą išsispręs. Visi kiti, kurie prekiauja ne kalėdiniais produktais, sakykime, tiesiog ar ne kažkokiais ar rankdarbiais, ar drabužiais, ar papuošalais, ar kažkuo kitu, taip pat turėjau, sakykime, tą bumą pardavimų prieš kalėdinį, daugiausiai lapkričio mėnesį. Ir dabar jau sako, jau rimsta, kas čia bus. Tai kas bus? Nieko blogo nebus, ta prasme, normalu, kad rimsta, nes paskutinė savaitė, kas dar nėra įsigiję dovanų, tai tas dovanas tikriausiai jau perka ne internetu, o fizinėse prekybos vietose. Ir kitas dalykas, jau savo, pavyzdžiui, jeigu aš kažko savo noriu, sakykime, ten kepurės, su suknelės ar pieštukinės, užrašinės, tai aš tikriausiai šią savaitę savęs į prioritetą nestatysiu ir savo produktų kažkokių savo dalykėlių nepirksiu, ar ne? Aš orientuosiu į savo šeimą, į šventes, į šitos dalykus, o kada jau viskas nurims ir aš žinau, ko ten man reikia artimiausiai
artimiausiu metu, aš tikriausiai apsipirksiu po švenčių, po kalėdų arba po naujų. Tai ramiai laukiam, dirbam ir laukiam, ar ne, nesakau, kad viską mesti reikėtų, aš sakyčiau, kad šiuo momentu dėmesį tuomet reikėtų skirti savo produktų gamybai, tų populiariausių galbūt į priekį arba naujų kažkokių dizainų kūrimui ir kėlimų į Etsy ir neapleisti visiškai Etsy, nes bus tie pardavėjai, bus tos parduotuvės, kurie, sakykime, pasiims ten atostogas porą savaičių ar gal neišjungs parduotuvės tam laikui, bet aprims, tai tiem, kurie jūs ypatingai esate, jeigu pradžioje savo tos kelionės Etsy, tai jums šansas išsikovoti geresnės savo vietas paieškose, nes, na, tie galbūt nusistums į šoną, į šalį. Tikėtina, ar ne, kai jeigu kažkas nebedirba, atostogaujate, o jūs aktyviai dirbat, tai jums šansas, kad jūs toj paieškoje atsidursite aukščiau klientams, kurie ieško produktų pagal jūsų SEO, pagal jūsų raktažodžius. Na, o jeigu visgi nuspręsite pailsėti šiuo periodu, tai vėlgi irgi jums bus, manau, nauda ir, na, poilsis dar niekam nepakenkia ir tada tikrai galima kibti aktyviau į tuos darbus nuo sausio pradžios, bet bent po truputėlį aš siūlyčiau tikrai pakrapštyti ir nepalikti parduotuvės 2 savaitėms visiškai, na, neaktyvios. Ir kitas dalykas, kaip sakau, kad nuo sausio prasideda kalėdos, tai ką aš turiu omeny, tai reikia galvoti apie ne tik tą grynai kalėdinį, tiesiogiai kalėdinį asortimentą, ten kalėdiniai žaisliukai ar kažkokios dekoracijos, bet ką žmonės galėtų dovanoti kalėdoms arba kitoms progoms ir pradėti kurti naujus produktus ir kelti į savo parduotuvę naujus produktus. Tai tokiu būdu jūs tiesiog, na, plėsite asortimentą, plėsite savo šansus būti pastebėti skirtingų klientų ir jie galbūt jūs pastebės ten vasario, kovo mėnesį, įsigys kažką, bet jie tuo metu ir galvos, kad o, čia gali būti gera dovana kalėdoms kitiems metams. Tai nebūtinai jie ir pirks tuo metu, bet jūs pastebės ir tuomet, na, įsigys kitam sezone. Tai nereikėtų taip jau stengtis įšokti, vat buvo, aš atsimenu, rugsėjį, nemažai naujokų pas mane ir Etsy klubas tada rugpjūtį startavo ir tokių, kur noriu greitai pradėti, nes turiu suspėti ant kalėdų suprekiauti. Sakykime, jau yra kažkoks produktas ir prekiaujam Lietuvoje, bet dar nėra Etsy parduotuvės. Ir greitai čia neringa reikia sukurti, padaryti, kiek čia laiko greitai tas SEO susigaudo, čia ant kalėdų reikia suprekiauti. Na tai aš sakau, o kodėl tokia panika, o kur jūs buvot gegužės, birželį mėnesį ir ar čia vienintelis kalėdos, dėl kurių ateinat į Etsy? Tai aš manau, kad ne. Tai nereikėtų tos panikos, nereikia iš karto imti viską mesti, daryti arba kuo greičiau ir bet kaip daryti. Tiesiog daryti, turint omenyje, kad jūs į Etsy ateinate ilgalaikiam žaidimui, tam susikurti savo naują pardavimų kanalą ir turėti tuos, na, pardavimus stabilesnius ir augančius ilgą laiką. Tai aišku, tas labai greitai nėra pasiekiama, tai, na, tai visgi yra tam tikras darbas, bet tai yra įmanoma, toks tikslas, aš manau, jis būtų, na, teisingesnis. Tai ar baigėsi kalėdos Etsyje? Aš manau, kad Etsy kalėdos trunka visus metus, ištisus metus ir tų kalėdų yra įvairiausiais pavadinimais, tai aš linkėčiau pasižiūrėti, kokių dar kitų kalėdų mes turėsim. Tai turėsim Valentino dieną, turėsim Velykas, ar ne, kada tikrai ir žmonės ir dovanas dovanoja ir puošia savo namus ir stalus. Turėsime Mamos dieną, kuri Anglijoje yra kovo mėnesį, Amerika ir Europos dalis gegužę, dar reikėtų kitas šalis pasižiūrėti, bet skirtingai švenčiama Mamos diena. Tėčio diena taip pat aktyviai švenčiama ir dovanojamos dovanos, tada visas vasaros švenčių, visa puokštė, vestuvės, išleistuvės, labai populiaru ir Anglijoje, ir Amerikoje išleistuvės, mokyklos tiek vyresnių klasių, tiek apskritai baigimas kažkurios tai klasės ir mokytojams dovanojamos dovanos yra. Tada back to school visas sezonas, visi raktažodžiai, ar ne? Tai, na, mes turime labai daug progų sugalvoti, kaip marketinguoti savo produktus, kokių raktažodžių naudoti Etsy platformoje. Na ir tada jau tas back to school ir pasiruošimas šventėmis, Black Friday, Halloweenas, Thanksgiving, tai mes kiekvieną mėnesį turim progų
turėti tas Etsy kalėdas. Tai aš linkiu jums pasižiūrėti į tai ne kalendoriškai, ne 12 mėnesį, o platesnė prasme. Tai jeigu norite dar daugiau iš manęs sužinoti, tai būtinai pasekite šį mano kanalą, kuris dar pakankamai jaunas, nedidelis, na, aišku, priklausomai, kuriuo momentu čia žiūrit, gal jau tūkstančiai tų subscriberių. Tai ir būtinai paspauskit ir patinka, jeigu jums vertinga tokia informacija, tikrai mano kanalui tai padeda augti, galite ir pakomentuoti, o daugiau dar mane rasite taip pat Instagram'e neringa.etsy, taip pat naujam Threads kanale, tuo pačiu pavadinimu neringa.etsy, na ir žinoma Etsy klube, nuorodą palieku aprašyme ir iki greito susitikimo. Iki.